Taigi, šitame video pakalbėsim apie savaitgalio seminarų, tai yra VES arba verslo statymų seminarų BBS svarbą mūsų versle. Iš tiesų, tai yra vienas iš pagrindinių sistemos dalių ir kodėl jis yra tokios svarbios. Aš išduosiu tokią paslaptį ir čia turbūt patvirtins visi lyderiai, kad e, mūsų sėkmė priklauso nuo mūsų aplinkos. Ir vat, šitie renginiai tai yra aplinka, kuri formuoja mūsų požiūrį į verslą, nukelia į ateitį ir leidžia pamatyti tai, kaip šis verslas gali pakeisti kiekvieną mūsų gyvenimą. Ir aš taip pat liečia tavo partnerius, jie pradės šitą verslą vykdyti tik tai tada normaliai, rimtai ir žiūrės į verslą kaip į galimybę, kai pajus, kad čia gali sukurti savo svajonę. Vėlgi šitos renginiuose lyderiai dalinasi savo patirtim, darbo metodais, dalinasi savo sėkmės istorijomis. Juk mes visi pradedam vienodai. Padarom sutartį ir kažkodėl vieni lieka tik tai vartotojais, kuriem tiesiog patogu apsipirkti, naudoti produktus, o kiti sukuria daugiatūkstantinį verslą. Ir vienu žodžiu, tai yra vėlgi viskas atsiremia į požiūrį ir į mūsų mąstymą. Vėlgi labai yra geras posakis, kad mūsų finansinės ribas formuoja tie žmonės, su kuriais mes daugiausia praleidžiam laiko. Tai jeigu mes pasižiūrėsime, su kuo mes daugiausia praleidžiam laiką kiekvieną dieną, pasižiūrėsim finansinį lygį tų žmonių ir mes suprasim, kodėl mes esame vienokioje ar kitokioje situacijoje. Aš nežinau kodėl, bet tai yra kažkoks psichologinis barjeras, kuris taip padaro. Ir tikrai, jeigu mes, sakykime, bendraujam su žemas pajamas turinčiais žmonėm, šansų yra tikrai labai labai mažai, kad mes iš tiesų tapsime turtingus. Kažkodėl taip yra. Vėlgi buvimas savaitgalio seminare, kur susirenka šimtai žmonių, kurie jau gyvena tą gyvenimą, apie ką mes svajojam, po truputį plečia tą mūsų akiratį ir iš tiesų galbūt reikės ne vieno, ne dviejų, gal 10 tokių seminarų apsilankymų, pabuvimo toj aplinkoje, toj terpėj, kad pajus širdim, kad ir aš taip galiu, ir aš taip noriu. Ir čia yra tas toksai fenomenas šitų renginių. Mes nežinom kada, mes nežinom po kiek laiko mums kažkoks suveiks praktelėjimas, kad mes galėtume imti ir veikti. Iš tiesų, aš niekada nepamiršiu savo tokio pirmojo didelio seminaro, kai vienas iš avia kompanijos top lyderių, geriausias distributorius Europoje, pats sėkmingiausias Maksas Švarcas, jisai pasakė, kai grįžti į seminarą, nesikraustykit lagaminų, kol nepadarys 5 skambučių. Aš negalėjau padaryti tų 5 skambučių. Mano lagaminas stovėjo kokią savaitę neiškraustytas. Tai galbūt jums užteks vieno karto, o galbūt reikės, kaip ir minėjau, daugiau, kad kažkas tai vyktų. Kitas momentas, ambiai verslas yra duplikacijos principų paremta sistema. Apskritai, ambiai verslas, kad normaliai funkcionuotų, jis turi būti kaip sistema. Tai nėra vieno žmogaus, vieno žaidėjo verslas. Ir vienas čia gali būti tik tai gerų klientų arba pardavėjų. O norint sukurti verslą, reikia sukurti komandą žmonių, kurie įsitraukia į verslą, mato jo galimybės ir nori pasiekti savo sėkmę. Mums mokamas atlygiams už kitų žmonių sėkmę. Tai yra, kiek lyderis sugebės išauginti, ištemti paskui save žmonių, kurie eis paskui jį, dalyvaus šitame versle, laikysis tos sistemos principų, kiek jisai bus pats sėkmingas. Noras būti sėkmingu ir matyti ambių verslą kaip galimybę gali duoti tik tai, kaip minėjau,
Network 21 sistema, pradedant įrašas, baigiant VS. Ir mes visi vieni neturime visiškai jokių šansų pakeisti žmogaus mąstymą ir supratimą apie verslą. Logiškai mes tarsi ir viską suprantam, bet kažkodėl nepasidaro taip, kaip mes norim. Vėlgi žmonės eina paskui kitus žmonės, ne logikos vedimi, o eina vėlgi kažkokio, sakykime, vedami emocijų ar širdimi. Ir vėlgi tie pavyzdžiai, kai mes matom žmonės, kurie nuoširdžiai dalinasi savo patirtim, savo sėkmėm ir nesėkmėm, ir aišku, tos nesėkmės juokingos būna ir visi kartu juokiamės ir tai būna labai linksma, tuo aišku metu žmogui būdavo nelabai, bet mes tada suprantam, kad visi mes praeinam tą patį kelią ir mes negalim, kažkaip čia šaut kaip raketa, be jokių tokių kliučių ir trūkdžių. Ir vėlgi ta sistema ir būtent, ką sukūrė N21, tai yra tai, kad tas modelis veikia jau daugybę metų ir tai atrinkta sakykime, tiek skatinimo, motyvacijos, tiek palaikymo visos dalis, jos atrinktos per patirtį. Ir kodėl, pavyzdžiui, verslo statymo seminaras BBS vyksta kartą mėnesį. Taip, kodėl ne kas savaitę, ne kas dvi. Vat yra toks ritmas. Kodėl VES savaitgalio seminarai vyksta kartą per ketvirtį. Vėlgi, tai yra praktika. Galbūt kai kas bandė daryti kas mėnesį, galbūt kiti bandė daryti kartą metuose, bet priėjo prie tos išvados, kad vėlgi toks ritmas yra geriausias. Ir iš tiesų, vėlgi, aš kaip sakiau, mes vieni neturim šansų pakeisti žmogaus mąstymą ir supratimo apie tą verslą. Tai daro sistema, tai daro tas pabuvimas toje aplinkoje ir kartais, sakykime, šitie renginiai iš karto tą žmogų išjungia iš mūsų rato, jisai sako, ne, man tai neįdomu. Jis nesuprato, jis nenori suprasti, jam tai nepriimtina, jam yra, kaip sakykime, labai aišku, konkretus darbas, ten įkalė į vinį, sukai varžtą, ten padėjai plytą, viskas ok, viskas aišku, o kaip čia toliau, jis net nenori gilintis. Ir tai sakykime, mums leidžia atsirinkti tuos žmonės, su kuriais mums yra verta dirbti ir verta investuoti laiką. Ir šitie renginiai yra taip pat vienas iš mūsų verslo rodiklių, kadangi jis atspindi mūsų verslo augimo galimybės. Ir partnerių dalyvavimas renginiuose rodo viso mūsų verslo dydį ir plėtrą. Juk yra didžiulis skirtumas, kai tu vienas parduodi kabutėse verslo galimybės ir kai tai daro keliasdešimt žmonių. Tai čia, sakykime, mes visi su komanda tokiuose renginiuose gaunam vienodą informaciją, vienodą žinias, vienodą supratimą. Plius mes taip pat su komanda diskutuojam ir per renginį, ir po renginio. Ir mes čia galim iš tiesų atrasti tą motyvą, tą viziją, dėl ko mes tą norim daryti, dėl ko mes, sakykime, kūrėm tą komandą, grupę, organizaciją. Taigi, rezumuojant trumpai, aš tiesiog išvardinsiu 10 punktų, kodėl yra labai labai svarbu. Tai yra pirmas, yra vizijos išplėtimas, nes kasdieniam darbe mes matom artimiausius kažkokius tai tikslus. Reikia čia su klientais dirbti, reikia pasponsoriuoti ir taip toliau. Ir VES suteikia galimybę pakelti akis nuo tos kasdienybės ir matyti tą potencialą, keletą ir 14 metų priekį. Kitas punktas yra mąstymo transformacija. Sėkmė prasideda nuo mąstymo. Ir mano, sakykime, pats pirmas seminaras, kai aš važiavau, man buvo labai svarbu pamatyti, suprasti ir išgirsti, kaip šitie lyderiai mąsto, kad jie pasiekė tą rezultatą, apie ką aš tik svajoju. Nors aš tikrai turiu gerą išsilavinimą, baigiau mediciną, baigiau sveikatos priežiūros vadybą, bet tai yra visiškai kitas dalykas ir mes ateinam į šitą verslą kaip iš visai kito pasaulio. Taip? Ir tas mokėjimas bendrauti, prieiti prie žmogaus ir rasti su jo bendrą kalbą, įkvėpti
ir eiti kartu su juo, tai vėlgi jokio aukštojo mokykloje to nemoko, o mes čia galime gauti. Ir vėlgi labai yra svarbu, kaip greičiau pakeisti tą darbuotojo mentalitetą, kai tu man duok atlyginimą, duok man tą, aš tau padarysiu tą. Tiesiog nuo to principo, kad aš keičiu savo laiką į pinigus, nuo to verslininko mentaliteto, kaip sukurti visą sistemą, kuri generuos tas pajamas daugelį metų. Kitas punktas yra sėkmės pavyzdžių kopijavimas. Ir nėra nieko galingiau, kaip išgirsti sėkmės istoriją iš žmogaus, kuris pats visą tai praėjo. Mane asmeniškai iš tiesų tai įkvepia ir tai leidžia susidurus tam tikrais sunkumais, pagalvoti, aha, šitas žmogus praėjo tą kelią, jis darė taip, taip ir taip. Ir galbūt man irgi reikia daryti taip, taip ir taip, kad aš gaučiau tą rezultatą. Ir iš tiesų, matydami gyvus pavyzdžius, partneriai pateikia, kad tai yra įmanoma ir jiem. Ir tai yra labai labai svarbu. Taip? Ir aš kaip minėjau, mums patiems nereikia keisti žmogaus mentaliteto. Tai yra beprasmiška. Tai turi padaryti sistema, pats žmogus turi pamatyti. Taip? Mūsų tikslas yra tiesiog tą žmogų sudomint, užkurti jam tokią vidinę ugnelę, norą kažką keisti. Ir tikrai šitie seminarai nėra kažkokie super brangus renginiai, kur vyksta, sakykime, aplinkoje, apskaitai, tradiciniam versle, kažkokios verslo formai, kur ten kainos yra didžiulės, arba pas tą patį Tony Robbins nuvažiuoti, kur ten kainuoja $1000, kad tiesiog paklausyti, pasimotyvuoti. Čia yra vėlgi ta praktika, ta specifinė tokia, sakykime, informacija, specifinis pritaikytas, išbandytas tam verslo modelio pateikimas. Kitas momentas yra, visą laiką versle pasitaiko duobių. Kai mes sustojom, nebežinom, ką daryti, mums neaišku kažkas, ir mes stapčiojam arba nedirbam pilnu pajėgumu, ir verslo metu yra patiriamas bendrumo jausmas. Taip, kai šimtai tūkstančiai žmonių, jie to paties nori, jie tą patį daro, kai kurie praėjo, kai kurie eina dar tik tai tuo keliu, ir tai duoda tokį tikrai motyvacinį ilgalaikį užtaisą. Toliau, įgūdžių perkrovimas. Seminaro metu pateikiama koncentruota informacija. Ir tai ne teorija iš vadovėlio, o praktika. Tai yra žmonės, kurie, sakykime, seminaruose buvo, kai žmonės jau 40 metų šitame versle ir dar daugiau praėję tuos visus kelius, praėjęs visokias ekonominės situacijas, politinės situacijas ir taip toliau. Ir kaip jie išsilaikė vienu ir kitu būdu, kaip jie augino verslą, kaip jie statė. Taip, tai yra tikrai nepakartojamos istorijos ir paskutiniai, sakykime, seminarai, ypatingai iš sakykime, mūsų kolegų atvykus iš Ukrainos, kur tragiška situacija šiai dienai, kai karo metu verslas auga, kaip jie augina tą verslo metu, tada pagalvoju, mes gyvenam tyliai, ramiai, ir mums kažkaip reikia tą kitaip žiūrėti, jeigu mums kažkas nesidaro. Tai vėlgi, diskutuojant su žmonėmis, mes atrandam argumentus vienus ar kitus, taip pat su interesantais, su klientais, šnekėdami, kuo mes daugiau pradedam mąstyti tais tokiais, perimant tą mąstymo modelį iš tų lyderių, mes tiesiog mums žymiai lengviau yra bendrauti. Ir man tai buvo labai svarbu, nes, aš visko nežinau. Aš, kaip sakau, atėjau šitą verslą ir aš iš karto supratau, kad aš esu nulis ir aš turiu mokytis, aš turiu suprasti. Taip? Ir vėlgi, kartais man žmonės sako, tau gerai, tu labai gražiai moki šnekėti. Kodėl aš moku šnekėti? Dėl to, kad aš daug knygų skaičiau, dėl to, kad aš daug renginių lankiau, dėl to, kad aš konspektavau, dėl to, kad aš to mintim dalinuosi. Daugelis tai yra ne mano mintis, tai yra aš jas tiesiog perteikiu. tą, ką aš išgirdau. Kitas momentas yra dublikacijos pagrindas ir jeigu komandos nariai nedalyvauja renginiuose, verslas tiesiog neauga. Nes žmogus tai lieka tam pačiam lygiui. Jis
kaip taisyklė, mes esam tam gyvenime, kuris mus valdo. Mes nuo to nepabėgsim. Šeima, vaikai, darbas, kaimynai, rūpesčiai. Dar kartais įtraukia taip, kad mes tiesiog esam užsiknisę tuose buitiniuose reikaluose ir neskiriam laiko tam verslo vystymui. Ir galų gale išvykimas į taves, į Vesą, tai duoda, sakau, tą kitą tokį požiūrį, tiesiog matom kitą tą viziją ir aišku, šitos problemos visos nublanksta. Ir vėlgi, kas yra labai svarbu, kad Vesė moko ir mus, tiek mūsų partnerius daryti tą patį, kviesti žmonės į renginius. Tai yra tam tikros duplikacijos esmė. Aš kaip minėjau, nesistengim pakeisti žmogaus pasaulėžiūros. Mūsų tikslas pakviesti į Vesą. Tai yra parduoti šitą renginį, kad žmogus pats pamatytų. Ir tada tik tai jisai galės priimti sprendimą. Tai yra jo kelias ar ne jo. Tai, vat vėlgi, dar vienas punktas yra apie tą patį sprendimų priėmimą. Dažnai žmonės jam žiūri kaip į hobį, iki tol, kol jisai sudalyvauja Vesą. Naudoja glistą dantų pastą, valosi dantis, skalbiasi, prausia, vitaminus naudoja ir atrodo viskas tas pats. Gyvenimas sukasi, niekas nesikeičia. Išvažiavus į savaitgalio seminarą, išvažiavus į verslo statymo seminarą, pabuvus toj terpėj, kažkoks įvyksta lūžis ir žmogus priima sprendimą tą daryti profesionaliai. Jis pamato tą viziją, kad aš nebenoriu eiti nuo ryto iki vakaro į darbą. Aš noriu daugiau praleisti laiką su šeima. Aš galbūt norėsiu anksčiau išeiti, atsitraukti nuo to aktyvaus tokio darbo, ofisinio, ar ten, sakykime, dar kažko. Aš galbūt norėčiau kitaip savo darbo dieną tvarkytis. Man žymiai būtų įdomiau galbūt dirbti nuotoliu, galbūt vasarą dirbti ar sodyboje ar kažkur tai. Taip, o negaliu, aš privalau pabėgti. Lygiai tas pats tradicinė versla. Jeigu turi kažkokią parduotuvę, kažkokį tai cechą, tu negali pasitraukti. Yra žmonės, tu turi būti, tu turi ten dalyvauti kiekvieną dieną. Pinigų yra, bet laiko nėra. Sakykime, ta vizija, kad galiu turėti laiko ir pinigų ir galiu elgtis su gyvenimu taip, kaip noriu, tai iš tiesų yra toks labai, smagi tokia perspektyva. Kitas momentas - išėjimas iš komforto zonos. Bet vėlgi pabuvimas toje nepažįstamo aplinkoje, bet kuri palaikanti, kuri yra pozityvi, naujas pažintis, intensyvus mokymas padeda įveikti tokias asmeninės baimės, kurios vėlgi stabdo verslo kaplaną. Ir tai yra tikrai, kaip sakau, kartais žmogui, kuris gyvena, kaip sakau, savo aplinkoje, labai sunku, kabutės, išeiti iš savo kaimo. Išeiti iš savo virtuvės. Ir tu negali tiesiog pasiekti to rezultato, kokio nori, nes tu esi užsidaręs. Čia tu, gerai, išvažiavau, pabuvau, galų gale, kitas miestas, kita aplinka, kelionė, bendravimas. Žmogus atsiskleidžia. Jisai žymiai pasidaro laisvesnis, o viso šito, aš galiu pasakyti, didžiausia paslaptis šito viso verslo, tai yra ne logika, ne skaičiai, ne dar kažkas. Tai yra mokėti tiesiog atsipalaiduoti ir laisvai bendrauti su žmonėm. Žmonės nenori tos įtampos, nenori tikslų, nenori ten planų, nenori dar vieno darbo. Jie nori normalaus gyvenimo, tai yra, kad tai būtų linksma, smagu, įdomu ir taip toliau. Ir tuo pačiu tu gali vystyti verslą šitoj terpėje. Kitas momentas yra santykių stiprinimas su komanda. Tai yra iš tiesų, aš kaip sakau, seminaras po seminaro būna labai smagus pavakarojimai, pašnekesiai, diskusijos su komandos nariais, grįžus į viešbutį ar į apartamentus, kai, sakykime, diskutuoja, tik vienas užsidegęs, aš norėčiau taip. Ir tada tu matai, ką tam žmogus gali tu padėti, kaip gali jam suplanuoti tą visą darbą, visą tą veiksmą, kad jisai pasiektų rezultatą. Ir čia
vėlgi ir santykiai stiprinami, ir tas tarpusavio bendravimas, nes čia yra bendravimo verslas. Ir kuo tie santykiai bus geresni, kuo žmonės pasitikės viens kitu labiau, kuo jis jausis, komandos narys gerai kartu su tavim, tai vėlgi jisai norės būti, jis norės eiti, jis norės siekti. Ir tai yra iš tiesų, yra labai toksai stiprus, veiksnys šitame versle. Ir kitas momentas yra profesionalumas. Dalyvavimas vese rodo, kad esate rimtas žaidėjas, kad jūs esate rimtai nusiteikę. Ir jūsų viršutiniai sponsoriai taip pat matote. Ir jūsų apatinė linija lygiai taip pat mato. Mano sponsorius važiuoja seminarus, jisai domisi. Jam yra įdomu, jisai profesionalus, jisai žino, aš galiu jo pasitikėti. Ir gal tas toksai pasitikėjimas tiek į viršų, tiek į apačią ir galų gale vėlgi to verslo masto pamatymas ir profesionalumo, tai žmonėms tas duoda vėlgi tokį lengvumą prisijungti prie šito verslo. Mums žymiai yra paprasčiau žmonės pakviesti, su jais bendrauti ir iš tiesų kažkokį tai gauti vienokį ar kitokį rezultatą. Taigi, vesai ir apskritai renginiai, jau pradėkime nuo to, kad kiekvieną dieną klausymasis įrašų iš N21 bibliotekos, N21 mobilio, jau mums leidžia bendrauti su deimantais, karūnuotais ambasadoriais kiekvieną dieną. Gaminant valgyt, važiuojant į darbą, bėgant krosą, sportuojant ir darant kažkokius tai darbus. Mes jau galim būti kiekvieną dieną toj teigiamoj aplinkoje. Nes aš dar kartelį pasikartosiu, aplinka yra sėkmės garantas, niekas kitas, tik tai aplinka. Toliau išvažiavimas į BBS-ą, į vienos dienos seminarą, vėlgi mes keičiam aplinką ir gaunam techninės žinias, ko mums kartais trūksta. Kaip pakviesti, ką pasakyti, kaip ten tą daryti, taip toliau. Ir savaitgalio seminaras tai yra vizijos formavimas, be kurio mes tiesiog, kaip išsijungia navigatorių, mes nežinom, kur važiuojam. Taip, kažką darom, kažkur važiuojam, bet to galutinio tikslo, dėl ko mes ten tą darom, dėl ko važiuojam, mes to nematom. Ir kol mes nesugebėsim pamatyti tos vizijos keletą metų į priekį, kodėl šitas verslas gali mums duoti žymiai geresnės perspektyvas nei tas, kurį mes dirbame darbą šiandieną, kol mes šitą nematysim, mes teipčiusim vietoj. Kai mes pamatysim, mes suprasim, kad gyvenimas gali pasikeisti visiškai kitaip. Jisai gali būti įdomesnis, linksmesnis, finansiškai saugesnis, mes galim turėti daugiau laisvių ir iš tiesų gyventi gyvenimą tokį, kokį norim. Taigi, kviečiu jūs į artimiausius seminarus. Taip, šį mėnesį jau bus BBS seminaras, rudenį bus seminaras Taline, kurį kviečiu ir ten atvažiuos iš tiesų du top lyderiai, tai yra Davidas Dormanas, tai yra N21 sistemos įkūrėjo sūnus, tai yra antra karta, ir Hansas Newsholdas, kuris yra, iš tiesų, Network 21 sistemos, tokia kaip ašis Europoje. Taip, tai yra topinis lyderis, kurį visą laiką smagu matyti, girdėti ir kaip jisai žiūri gyvenimą ir dalinasi savo patirtimi. Taigi, kviečiu šitos renginius jūs kartu su mumis ir iki kitų kartų. Sudie.